šiandien tema jau susijusi su rugsėjo 1. Tai jau rugsėjo 1 turim tai kaip simbolinę datą, kada mes vedam vaikus į mokyklą. Ir iš tiesų tai būna visai kitų gyvenimo etapų tiek vaikams, tiek tėvams. Iš tiesų, mokslo metų pradžia ir vaiko išėjimas į mokyklą arba į tam tikrą visuomenę yra taip pat ir vienas iš šeimos formavimas etapų. Formavimuose, kurioje formuojasi ne tik vaikas formuojasi, bet ir visa šeima formuojasi. Vaikai laisvi yra eiti į mokyklą ir mokytis, pažinti, bręsti. Lygiai taip pat aš galiu pasakyti, kad tai sakau apie vaikus. Kiekvienas iš mūsų taip pat yra vaikas. Ir tokius dalykus mes taip pat galim taikyti ir savo. Jeigu aš atsiverčiu vaikas knygas, skaitau, bandau kažką nors sužinoti, išmokti, ar tai žinias mane pasiekia, bet lenda į mane, paskelbia į mane. Aš tik žinau, kad man reikėtų kitaip išmokti bendrauti su vyru, žmona, vaikais. Ar aš galiu pasimokyti priimti tas žinias. Aš manau, kad jisai turėtų gauti savaime arba nereikia to užsiimti. Taigi, lygiai taip pat, jeigu mes norime, kad mūsų vaikai sugebėtų tą imti, gyvenimo galimybės, gyvenimo dovanas, naujas žinias, visų pirma galim pažvelgti save. Ar aš pati, ar aš pats sugebu mokytis, keistis, atrasti ir pripažinti, kad toks vyras ar tokia žmona, toks tėvas ar mama, koks aš buvau prieš 5 ar 10 metų savo vaikams, gali būti jau nelabai tinkamas dabartiniams vaikams, subrendusiam, paaugusiam. Ar sutinku keistis, ar sutinku pagalvoti apie tai, kaip kitaip aš turiu elgtis. Ar sutinku paimti knygą, atsivesti paskaityti, kur apie tai rašo. Mano vidus tai priima, ar ne? Ar mano vidus sutinka bręsti ir transformuotis ir augti, ar ne? Kartais, kai vaikai eina į mokyklą, į gyvenimą, taip, kaip minėjau, yra viena iš priežasčių, kada jie vykdo misiją tarp tėvų, taip, jų tėvais tampa, jų draugais, broliais, susirima, sakysim, spartliais. Bet kartais mes galime matyti, kad vaikai nepriima mokslo, nepriima gyvenimo dėl vienos priežasties. Jie lieka šitose namuose ir lieka mažais vaikais. Tai kartais būna tuomet, kada šeimoje yra negimusių vaikų. Nes jeigu šeimoje yra negimusių vaikų, kurie neturėjo galimybės eiti į gyvenimą, ir jeigu tie negimę vaikai neturi vietos tėvų širdise, tuomet vaikas, jis jaučia tai ir neleidžia savo eiti į gyvenimą, dėl to, kad jo brolis ar sesuo negali būti netgi pripažintas šitoje šeimoje ir net negali turėti gyvenimą. Ir kartais vaikai neleidžia savo augti, bręsti, mokytis ir iš ištikimybės savo broliams ir seserims, kurie negimė. Vadinasi, mes patys dažnai norime sugebėti tapti kitokie negu tėvai. Kažkiek kitokie. Pasimti geriausius dalykus, bet atrasti kažką savo, naujo. Lygiai taip pat, vesdami vaikus mokyklą ir gyvenimą. Tėvai, aišku, tikisi, kad jie pasiims geriausius dalykus iš mūsų. Ir štai yra vienas toks, sakykime, kaip slapta mintis pas tėvus. Ir turėtų būti, kad nustatant ribas ir elgesio normas, kad nustatant, kaip turi būti kas, tėvai turėtų turėti tam tikrą slaptą viltį, kad į kažkuriuose vietose vaikas pažeistas ribas. Jis kažką ne taip, kaip aš sakiau. Jie ten kitaip negu kur aš atribojau. Vaikai per tai bręsta, auga. Ar sugebu susitvarkyti, ar nesugebu, tačiau atbrėžimas linijos, tai mano reikalai ir tai neliečia tavęs vaikai. Iš tiesų, nubrėžia vaikui tą šiek tiek erdvę, kuris gali tapti laisvesnis ir imtis atsakomybės už savo gyvenimą. Lygiai taip pat, jeigu mes jau esame suaugę vaikai, matom savyje tokius
vaikus. Jūs patys galite pasakyti savo tėvam, kad jūs atsakingi už tai, kas tarp jūsų yra, jūs patys. O aš myliu jūs abu. Ir tik tada mes patys kaip vaikai tapsim laisvesni savo gyvenimo mokymuisi, arba jeigu studijuoti universitete, institute, kažkaip kitur, tam, kad įsisavinti daugiau žinių ir tenai tapti dalimi tos visuomenės. Nes tos dalimi visuomenės gali tapti lygiai tik tada, kada aš išeinu iš tam tikros tarnystės savo motinai tėvą. Išeinu, bet išeinu gerų būdų, su dėkingumu, pagarba ir pripažinimu. Bet jeigu aš galiu išreikšti dėkingumą ačiū mama už rūpestį, už patarimą, ir tavo laiku, kai tu auklėjai vaikus, iš tiesų reikia elgtis šitaip. Tu taip darai, ir ačiū Dievui, kad tu taip darai. Ir aš tai užaugau. Gerai, kad tokia buvai. Kažkas man išėjo į naudą ir palaikymą, kažkas man sudarė sunkumus, per kuriuos aš turiu galimybę peržengti. Ir susirasti tokį vyrą, kurį susiradau, arba tokią žmoną, kurį susiradau. Ir šitie vaikai, kuriuos myliu. Per tada tokią būtinai mama, aš ir užaugau ir turiu savo vaikus, kurie čia yra. Ir kad taip, kaip tu elgeisi, buvo teisinga tavo laikų, kai tada tu tai darėjai. Tas būtent pripažinimas. Pripažinimas ne žodžiais, bet jausmų vidumi pripažinimas jiems. Iš tiesų, tai kiti emociniai santykiai. Ir jie dažniau gali pasakyti, ai, žinok, daryk kaip nori. Tavo vaikas, daryk kaip nori. Jūs galite tiesiog išbandyti tai. Tai šitą paprastą metodiką, paprastą dėkingumą, pripažinimo jų laiko, jų gyvenimo, jų tokių, kokie yra, kaip vienintelės sąlygos, kad aš būčiau šiam pasaulyje, kaip vienintelės sąlygos, kad aš užaugčiau ir tapčiau tokia, kuris pamilo, sukūrė šeimą, kurį pamilo ir kuris turi šitos vaikus, kuriuos dabar myliu. Nes realiai mes matom, kaip per santykius su vaiku mes esame priversti augti ir mokytis. Ir tokiu būdu galima būtų pasakyti, kiek daug Dievas, gyvenimas mus moko tuomet, kai mes vykdom savo tėvystės misiją, būtumės vaikais. Kiek daug Dievas ir gyvenimas per vaikus mums parodė. Mūsų pačių. Ir kiek daug Dievas ir gyvenimas priverčia mus užaugti ir pamoko mus per mūsų tėvystę ir mūsų vaikus.